Tai sveiki, šiandien kalbėsime, kodėl vaikų imunitetai yra skirtingi. Kodėl vieni vaikai eina į darželį, kontaktuoja su sergančiais, kodėl mokykloje kontaktuoja su sergančiais, bet niekaip nesuserga. O kiti nespėja pasveikti ir vėl snargliai bėga ir vėl kosti. Tai vat išsiaiškinsime, kodėl taip yra. Tai visų pirma, pagalvokime apie tai, kad susilaukti nori pora vaikelio. Tačiau kartais nepavyksta to padaryti. Nuo kogi prasideda? Vaiko gyvenimas prasideda nuo tėvų noro susilaukti vaikelio ir sprendimo susilaukti vaikelio. Tačiau mokslininkai sako, kad stipri subalansuota imuninė abiejų tėvų sistema yra sėkminga ne tik pastojimui, bet ir tolimesniam vaiko vystymuisi bei jo sveikatai. Todėl sakoma, kad apie vaiko sveikatą reikia galvoti apie -18 mėnesių iki vaiko atsiradimo. Tai vat įsivaizduokit, prieš metus jau abudu tėvai turi pradėti rūpintis sveikata. Ir kodėl taip yra? Todėl, kad šiuolaikinėme gyvenime jaunimas patiria nepaprastai daug streso. Aišku, dažni ten būna nuokrypiai nuo maitinimosi. Dažnai būna uždegimai. Ir visa tai ne tik tai moterų, bet ir vyrų vaisingumui turi labai didelę įtaką. Todėl transfer faktor kaip imunomoduliatorius gali padėti palaikyti sveiką abiejų žmonių, abiejų tėvų imuninę sistemą dar prieš vaikui pastojant. Ir labai dažnai, sakysim, gali būti taip, kad kiaušialąstė negali įsitvirtinti gimdoje dėl silpnos mamos sveikatos, arba spermatozoidas yra neaktyvus ir neaktyvus dėl prastos vyro sveikatos. Tai tėvų atsakomybė laukiant mažylio yra labai didelė. Ir kūdikio gyvenimas prasideda tada, kai vis dėlto spermatozoidas įteikia tą gėlę kiaušialąstei ir įvyksta susijungimas. Ir tada prasideda genetinis paveldas, todėl kad vaikas yra junginys tėčio genomo ir mamos genomo. Ir kiekvieną dieną prasideda iš 2 ląstelių tolimesnis dalinimasis. Ir taip pat iš 2 ląstelių išauga kūdikis. Ir tėvų genetika ir sveikatos būklė būtent tuo momentu gali turėti nepaprastai didelį poveikį vaiko vystymuisi ir netgi tam tikras genų mutacijas. Jeigu, sakysim, bus kažkokių tai organizme trūkumų, vitaminų, mineralų, aktyvumo ląstelių, tiesiog gali paveikti vaisiaus vystymąsi. Ir štai mes žinom, kad netgi ir maži vaikučiai serga sunkiomis ligomis ir būna ir mirčių, ir būna atmetimų, ir visa tai priklauso nuo abiejų tėvų sveikatos. Tai vaiko imunitetas pradeda formuotis jau 12 savaitę mamos įsčiose. Kodėl? Nes tada pradeda formuotis imuninės sistemos elementai. Mes apie juos kalbėsim. Limfocitai, tai yra mūsų kariai, apie juos jau kalbėjom. Makrofagai, kurie suvalgo blogiukus atkeliavusius, tai irgi imuninės ląstelės. Kaulų čiulpai, ten gimsta mūsų imuninės ląstelės. Ir užkrūčio liauka, kur vyksta mokymasis tų imuninių ląstelių. Tai va 12 savaitė atrodo taip nedaug, realiai 3 mėnesiai, 4 mėnesiai ir jau imuninė vaiko sveikata priklauso nuo to, ką valgo mama, kokius papildus vartoja, kaip jinai nestresuoja arba stresuoja. Tai visa tai persiduoda vaikui. Nuo 13-14 savaitės vaisius pradeda gaminti jau imunoglobulinus. Tai yra antikūnius, kurie gali apsaugoti vaiką nuo infekcijų. Tai vat įsivaizduokit, jeigu mama turi pakankamai stiprų imunitetą, jinai tuos imunoglobulinus perduoda ir vaikui. Tai vat ir vaiko organizme jau pradeda jie gamintis. Trečiąjį trimestrą per placentą vaisius gauna motinos imunoglobulinus, kurie suteikia jam pasyvų imunitetą pirmosiomis gyvenimo savaitės. Už tai mes ir sakom, kada vaikas gimsta, yra
įgimtas, tai yra tą, ką jau gavo, atsineša gimdamas vaikas, ir įgytas. Mes apie jį kalbėjome ankstesnėje paskaitoje. Tai va, iš tų dviejų ląstelių, kaip matot, labai greito dalinimosi eigoje per 9 mėnesius susidaro kūdikėlis. Ir tėvai gali veikti kūdikio imunitetą ir visą jo sveikatos vystimąsi tiesiogiai, kaip kalbėjom, perduodami genų rinkinį, tiek netiesiogiai, sukurdami vaikui gyvenančiui mamos pilvelėje sveiką aplinką, vartojant mamai papildus tam tikrus ir, aišku, nestresuojant ir maitinantis tinkamu maistu. Transfer faktoriai nuo -18 mėnesių iki vaiko gimimo ir toliau jau vaiko sveikatos palaikymui yra tiesiog būtini. Ir pasistengsiu paaiškinti, kodėl. Kodėlgi svarbu mamai stiprinti imunitetą nėštumo metu? Pasirodo, kai moteris pastoja, motinos imuninė sistema dalinai slopinama, kad nebūtų vaiko atmetimas, neatmestų organizmas vaisiaus. Nes jūs žinot, kada persodinamas audinys kažkoks, tai taip pat yra slopinama imuninė sistema, kad nepultų kovoti su svetimkūniais. Tai lygiai taip pat, sakysim, bet gimdoje atsiradusi, įsitvirtinusi apvaisinta kiaušialąstė, pradžioje jinai priimama kaip svetimkūnis ir iš karto prasideda imuniteto slopinimas, kad neatmestų vaisiaus. Ir tų moterų, kurių imuninė sveikata yra užturbinta, kaip aš sakiau, yra per stipriai veikiama, vadinasi, būna tiesiog vaisiaus išmetimas. Tuo metu, kada yra silpnesnė imuninė sistema, nėščiosios tampa daug jautresnės infekcijoms. Jos daug greičiau suserga, pasigauna virusinės infekcinės, bakterinės infekcijas ir taip toliau. Todėl lengviau prie jų kimba gripas, kovidas, įvairios komplikacijos ir tai gali sukelti ankstyvą gimdymą arba preeklamsiją. Tokį labai sunkią sveikatos būklę, kada labai stipriai padidėja kraujo spaudimas ir veikia įvairius kūno organus. Tai bakterinės infekcijos gali atsirasti šlapimo takuose, gali būti burnos uždegimas, dantenų uždegimai ir tai didina persileidimo ir priešlaikinio gimdymo riziką. Ir štai nėštukėms vartojant transfer faktor molekulės yra tikrai mažesnė infekcijų rizika, o tai reiškia saugesnį nėštumą ir mažesnę komplikacijų tikimybę. Štai tai mes turėtumėm sakyti savo klientams, kurie nori susilaukti, laukiasi ir viso nėštumo metu drąsiai gali vartoti transfer faktor molekulės. Sveika mamos imuninė sistema padeda perduoti stipresnį imuninį atsaką kūdikiui, todėl kad yra kaupiama daugiau informacijos, tas failas bus didesnis, kurį kūdikis gaus gimdamas iš mamos. Ir geresnė bendra savijauta nėštumo metu, tai mamai bus mažiau nuovargio, mažiau nuotaikų svyravimų, greitesnis atsistatymas, jeigu ir pasigaus kažkokį tai virusiuką. Na ir aišku, jeigu bus stipresnis imunitetas, tiesiog reikės mažiau vaistų, o ypatingai nėščiai reikia vengti antibiotikų. Tai yra labai svarbu nėštumo metu. Gimdymo būdas ir kūdikio imuninė sistema taip pat yra labai svarbi, todėl kad nebereikalo gamta taip sutvėrė, kad kūdikis turi šliaužti mamos gimdymo takais, nes šliaužiant, keliaujant kūdikiui per gimdymo kanalą, jis gauna mamos gerasias naudingas bakterijas. Todėl kad kūdikis, būdamas mamos pilvelėje, yra tarsi izoliuotas, tarsi vandens kapsulėje, taip, ir jis negauna kažkokių tai pašalinių bakterijų, nors jau dabar mokslininkai sako, kad ir jau mamos pilve jisai gauna pirmasis bakterijas. Tačiau jeigu gimsta vaikas cezario būdu ir nešliaužia, jisai gauna daug mažesnį kiekį tų gerųjų bakterijų ir tikrai būna jos silpnesnis imuninis atsakas ir dažnesnės alergijų ligos, dažnesnė alergijų tikimybė, alerginių ligų tikimybė. Taigi, tokie vaikai turi tikrai silpnesnį imuninį atsaką ir pavyzdžiui, jeigu jūs žinote, kad
kūdikėlis dažnai serga, dažnai sloguoja arba yra alergija, pasiklauskit mamos, kokiu būdu gimdė mama. Todėl, kad čia transfer faktoriai ypatingai gali padėti, o jeigu mama maitina kūdikį dar, tai pre ir probiotikai geriami kartu su transfer faktoriais gali būti toliau perduodami per mamos pieną kūdikiui ir taip stiprinti žindomo kūdikio imunitetą. Taigi žindymas gali kompensuoti dalį mikrobiotos trūkumo, kurio negavo kūdikis šliauždamas tais takais, bet gali gauti imunoglobulinus ir transfer faktorius, pre ir probiotikus per mamos pieną. Taigi, va, šitoj skaidriai labai gražiai atsispindi, kad jeigu mama pagimdė kūdikį cesario būdu, sekcija buvo daryta, vadinasi, jo tikrai yra mažesnė bakterijų įvairovė ir aišku, jis negauna tų informacinių molekulių, jeigu dar plus mama jo nežindė. Ir tai yra daug didesnė tikimybė ateityje sirgti chroniškomis ligomis arba netgi greičiau susirgti lėtinėmis ligomis. Ir vaginaliniu būdu gimdytas vaikas turi daug stipresnį imunitetą ir jeigu jisai gauna pirmuosius lašus, kurie pasirodo mamos krūtyje pagimdžius kūdikį, tie pirmieji lašai vadinasi priešpenis, dar prieš tikrą pieną, jie yra visai kitokios sudėties negu pienas ir visai kitokios struktūros, tai tuomet vaikas tikrai turi daug stipresnį imuninę apsaugą. Taigi va mūsų imuninė sistema. Pakalbėkime apie tą imuninės sistemos mokyklą. Taip, tai va, mūsų imuninė sistema sudaryta iš įvairių organų, kaip minėjau. Taip, tai yra ir kaulų čiulpai jau minėti, ir užkrūčio liauka, įvairūs audiniai, ląstelės, molekulės ir jos veikia visos kartu. Nebūna taip, kad viena dirba, kita nedirba. Tiesiog viena kitą papildo arba, sakysim, viena kitai trukdo. Ir visų jų tikslas apsaugoti organizmą nuo virusų, bakterijų, grybelių bei svetimų baltymų bei kitų veiksnių. Tai va, kokiegi tie yra organai, išsiaiškinkim. Taip. Tai pagrindiniai imuninės sistemos organai – kaulų čiulpai. Čia gimsta visos imuninės ląstelės. Todėl, sakysim, kai sakoma kaulų sveikata, na, pasižiūrėkime, kokia tenais, ar yra osteoporozės rizika ar ne. O svarbiausia ne tik osteoporozė, bet kad kraujodaros sistema dirbtų tinkamai, nes kaulų čiulpuose vyksta visų mūsų ląstelių gimimas. Toliau jos keliauja į užkrūčio liauką, kur jos tenais pasiskirsto, kas ką darys, taip, blužnyje arba kaupiasi numirusios, arba jos aktyvuojamos ir limfmazgiuose, kaip jūs matėte filmukuose, perduodama informacija, suaktyvinama ir pasiruošiama kovai. Taip, tai vat vyksta įvairių ląstelių pasiskirstimas, kas ką darys, kada jos gimsta kaulų čiulpuose. Audiniai ypatingai svarbu, kad jie būtų irgi sveiki, nes limfoidinis audinys, kuris yra kvėpavimo takuose. Pavyzdžiui, paprastas dalykas, jeigu mama kvėpuoja ne nosimi arba jeigu vaikas kvėpuoja ne nosimi, o burna, o mes turim nosį limfoidinį audinį ir apskritai mus saugančius nuo virusų, bakterijų, teršalų, plaukelius, gaurelius ir gleivinę, kuris sulaiko, tai yra pirmoji mūsų gynybinė linija. Vadinasi, mes ne taip greit susirgsim ir būsim paveikti blogiukų, kurie nori patekti į mūsų organizmą. Tačiau jeigu mes nesirūpiname savo limfoidiniais audiniais, nesirūpiname savo gleivinėmis, taip, žarnyno gleivinėmis, nesirūpiname odą, vadinasi, svetimkūniai gali labai lengvai patekti į mūsų kūną. Toliau yra ląstelės, tai yra mūsų kariai, apie kurias mes kalbėjom. Jos tiesiogiai kovoja su infekcijomis arba tiesiog koordinuoja, kas ką darys, kas ką veiks, kur kam paskambinti, ką iškviesti, į kurią vietą iškviesti ir panašiai. Ir vat prieisim prie tokio žodžio kaip molekulės. Tai yra antikūnai. Antikūnai tai vat tie, kurie prisijungia prie blogiuko ir jį naikina arba pateikia ląstelėms, kurios naikina. Citokinai tai yra greitosios pagalbos telefonistai, kurios sako,
ei, chebra, užpuolė ląstelę, greitai keliaukite į šitą vietą. Ir vat mūsų transfer faktoriai suaktyvina citokinų, kitaip tariant, jie surenka numerį, kad citokinai paskambintų reikiamoms ląstelėm ir juos pakviestų. Taip? Na ir interferonai taip pat molekulės, kurios padeda atpažinti patogenus ir sukelti tinkamą gynybinę reakciją. Tai vat yra toksai mūsų visas imuniteto vaizdelis. Jeigu jį parodyti paveiksliuke, tai va, kaulų čiulpuose, bet čia, kur vyksta mūsų kraujo visų ląstelių gimimas, atsiranda tokios hematopoetinės ląstelės ir jos gali virsti bet kurią kraujo ląstelę. Ir jūs žinot, kad kraujo vėžys būna ir panašiai, net vaikams būna kraujo vėžys, taip, tai yra blogai dirba kraujodaros sistema, kitaip tariant, fabrikėlis sugedęs, iš jo neišeina pakankamas kiekis ląstelių arba jau pažeistos ląstelės. Na ir kas darosi? Tai va, sakysim, iš tokių limfoidinių ląstelių atsiranda tie mūsų B limfocitai, T limfocitai ir natūralūs kileriai, tai yra mūsų įgimtos ląstelės. Ir kaip vėliau dar kartą pasakysiu, va tuos natūralius kilerius, tai yra įgimto imuniteto ląsteles, labai greitai ir stipriai aktyvina transfer faktoriai. Taigi B ir T limfocitai keliauja į mūsų užkrūčio liauką ir čia vyksta jų brendimas ir selekcija. Ir vat pavyzdžiui, šičia užkrūčio liaukoj dabar žiūri, ten mokytojai žiūri, kuo paversti tą atkeliavusią kvailą dar neapmokytą ląstelę. Nes į užkrūčio liauką ateina visos tokios pirmaklasės, pirmokai. Jos nežino, ką darys, ką veiks organizme, kur jos bus paskirtos, ar iš karto į antrą klasę, ar į atsilikusių klasę, ar iš viso išmes iš mokyklos ir taip toliau. Ir va čia vyksta jų atranka ir apmokymas. Ir įsivaizduokit, kad iš 100% atkeliavusių ląstelių lieka tik 5%, kurie paskirstomi į pagalbininkus ir į žudikes. Kas atsitinka su kitais 95? Va ten žiūri. Jeigu atėjo blogiukas ir ta ląstelė prisikabino ir neatsikabina nuo to blogiuko, vadinasi, jinai gali atakuoti savo audinius ir virsti tą vadinamą užaktyvinto imuniteto ląstelę. Ir organizmas stengiasi tokią ląstelę pašalinti, kad neatsirastų autoimuninės ligos. Tai va čia vyksta mokykla. O kas padeda apmokyti? Ogi mums reikalingi mokytojai. Ir tie mokytojai yra mamos ir tėčio patirtis ir transfer faktoriai. Taip pat natūralios žudikės, kurias jau gauna kūdikis mamos pilve kaip įgimtą imuniteto dalį, jos taip pat atsakingos už iškrėstų virusų ir vėžinių ląstelių sunaikinimo. Jos taip ir vadinasi natūralios žudikės, NK ląstelės. Ir vat, jeigu jos gimsta, kaip mes jau išsiaiškinome, kaulų čiulpuose, tačiau jos taip pat bręsta kitose organuose. Ir nebūtinai blužnyje, bet gali jos bręsti ir kepenyse, ir tose pačiose limfmazgiuose, ir keliaujant netgi krauju, gali būti išmokytos. Ir vat, kaip jūs matėte, kad prisijungia prie ląstelės informacinė molekulė transfer faktorius, tai vat, pirmiausia, jos skuba prisijungti prie natūralių kilerių, kurios greičiausiai gali sureaguoti, atpažinti ir pašalinti neprašytus svečius iš mūsų kraujodaros. Taigi, kaip transfer faktoriai gali daryti įtaką toms natūralioms žudikėms ląstelėms? Stimuliuoja jų aktyvumą. Ir tyrimai rodo, kad transfer faktoriai gali labai stipriai padidinti tiek natūralių žudikių ląstelių, NK ląstelių, tiek citotoksiškumą prieš virusus ir vėžines ląsteles esančių ląstelių. Tai yra
kaip sakėm, T limfocitų, citotoksinių limfocitų, kurie tiesiogiai žudo virusus ir vėžinės ląsteles. Štai kodėl reikalingas geras, normaliai veikiantis imunitetas ir pačių kūdikių, nes jie gimsta kaip baltas popieriaus lapas. Jie tiesiog tiek, kiek gauna iš mamos, tiek, kiek sugeba jų organai, o jeigu jie silpni tie organai, nėra gerų mokytojų, kurie apmokytų tas kvailas, kaip sakoma, nepatyrusias ląsteles, mums reikalingi geri mokytojai. Aišku, kaip esu minėjusi, šiek tiek transfer faktorių gamina ir pats mūsų organizmas, tačiau dažnai tai būna nepakankamas kiekis. Taip pat transfer faktoriai reguliuoja citokinų gamybą, tų telefonistų, kurie skambina žudikėms ir sako, yra blogiukų ir per didelis kiekis, greičiau atvykite į mūšio lauką, čia reikalinga jūsų pagalba. Taigi transfer faktoriai gerina imuninio atsako greitį ir organizmas daug greičiau reaguoja į patogenus. Taigi apibendrinant galiu pasakyti, jeigu vaikas gimė natūraliu būdu, jeigu mamos organizmas buvo stiprus, mama nėštumo metu nesirgo, nebuvo jokių ten vaistų, kurie gadintų visą tą imunitetą josios ir panašiai, ir jinai maitino kūdikį pirmaisiais lašais, priešpenio lašais, jį perdavė būtent stiprią imuninę atmintį savo kūdikiui ir stiprus imuniniai organai vaiko gali normaliai sureaguoti į virusus ir bakterijas. Ir turbūt esat matę štai tokią skaidrę, kad mūsų transfer faktoriai labai stipriai suaktyvina natūralių killerių, tai yra tų natūralių žudikių, NK, ir angliškai vadinasi natural killer cell, tai yra natūralios žudikės ląstelės, aktyvacija. Pliuso kūdikiui tai nereiktų duoti, kaip jau Raselė minėjo, tačiau, sakysim, 3 faktorius ar klasikas, jis iš tikrųjų labai padeda vaikui ir kūdikiui nugalėti virusus ir bakterijas. Galite paklausti, kodėl reikia kištis į vaiko imunitetą. Juk jisai gavo ten tą virusą, susitiks ląstelės, šiaip per savaitę 2 ar 3 nugalės vis dėlto galbūt tą virusą ir tos ląstelės atsimins ir kitą kartą geriau įsiminusios greičiau sukovos su vėl gautų naujų virusų. Tai tie limfocitai, tai yra B ir T ląstelės, atkreipkite dėmesį, gyvena tik tai kelias savaitės ar mėnesius. Ir jeigu užkrūčio liauka nesugebėjo atrinkti tinkamą kiekį tų mūsų B ir T ląstelių, nesugebėjo tinkamai apmokyti ir paleisti į kraujotaką, po savaitės vaikas ir vėl pareina su snargliais iš darželio. Tai sakysim, iš tikrųjų tik atminties ląstelės, vadinamos tos, kur jau įsiminė, kaip jos kovojo su tais blogiukais ir keliauja, jos gali išgyventi metus ar net visą gyvenimą ir per gyvenimą kaupėsi mūsų organizme tų atminties ląstelių, taip, tačiau vis dėlto nauji mūsų kovotojai, nauji mūsų kariai, B ir T ląstelės, gyvena tik tai kelias savaitės ar mėnesius. Todėl silpno vaiko imunitetui reikia padėti, kad vyktų geresnis apmokymas užkrūčio liaukoje ir geresnė atranka, teisingesnė atranka. Yra trumpalaikės tos ląstelės, natūralūs killeriai, natūralios žudikės, kurios taip pat gyvena tik tai kelias dienas, nuo 7 iki 10 dienų. Tai yra kaulų čiulpuose jos gimsta, jas irgi reikia suaktyvinti ir apmokyti. Taip, jos labai greitai įsitraukia imuninę atsaiką, sunaikina virusų užkrėstas ar vėžinės ląsteles, atsimena visą tai, kaip jos darė ir dirbo, taip, ir tampa atminties ląstelėmis, taip, ypač po virusinių infekcijų ar imuninio stimuliavimo. Tačiau transfer faktoriaus vartojimas padidina NK ląstelių aktyvumą. Tą reikėtų ir akcentuoti mūsų klientams. Ką iš tikrųjų jums iš visos šitos pamokėlės reikėtų pasakyti klientams? Tai pirma, transfer faktorių yra imunomoduliuojančios molekulės,
kurios padeda išmokyti imuninės ląsteles, kurios yra naivios, neišmokytos, kurios atkeliauja iš kaulų čiulpų ir jas išmoko, kaip atpažinti ir nugalėti blogiukus arba galite vartoti tokį žodį patogenus. Tai nėra antikūnai, bet jie padeda koordinuoti antikūnų atsaką. Na, antikūnai, tai jau mes kalbėjom, imunoglobulinai, taip, tai vat jie gauna informaciją iš transfer faktorių. Išvada. Šią fantastišką transfer faktorių molekulę galima laikyti reguliacinę molekulę, kuri papildo imuninės sistemos veiklą, koordinuoja ją, padeda stiprinti bet kokio amžiaus organizmo atsparumą infekcijoms. Nes paprastai, jeigu vaikas serga, tėvai serga, arba jeigu tėvai serga, vaikas serga, o jeigu visa šeima turės normaliai veikiantį imunitetą, virusinės ir bakterinės lygos aplenks tą šeimą. Taigi, imuninė sistema įgyja žinių. Pirmiausiai, per motinos placentą kūdikiui, po to motinos priešpenis ir pienas, kurio metu yra perduodami imuniniai signalai. IgA pirmiausiai, paskui ten jau ir kiti imunoglobulinai. Taip pat transfer faktorių molekulės. Taip, kad kūdikio imunitetas būtų stipresnis ir ne tai, kad stipresnis, bet protingesnis. Nes būtent imuniteto IQ kėlimas yra svarbiausia užduotis vaikui augant. Taip pat mes žinom, kad vakcina, nes kūdikius vakcinuoja nuo sunkių ligų ir taip suteikia treniruotę, kad atpažintų arba susidūrus labai lengvai persirgtų vaikai, taip, ir taip pat aplinka ir infekcijos. Jei kuo vaikas auga sterilesniai aplinkoj ir mažiau susiduria su įvairiom bakterijom ir taip toliau, tuo jisai turi mažiau savo kūne atminties ląstelių, kurios jau žino, kaip nugalėti virusą, bakteriją ir, sakysim, tokie vaikai labiau alergiški ir labiau serga. Už tai, sakysim, ten kokio Indijoje, kur vaikai sėdi šiukšlyne ir nėra ten to sterilumo, jų imunitetas yra daug stipresnis ir praktiškai tik tai 2 procentai turi alerginių ligų. O europiečiai, kurie ten viską Safeguard muilu plauna, sterilizuoja, virina, lygina ir panašiai, tai vat vaikai labiau alergiški ir labiau imuninė sistema yra netreniruota. Ir svarbiausia, kuo mes galime padėti visoms šeimoms, tai yra transfer faktorių papildai, kurie suteikia paruoštą jau, sukramtytą imuninę informaciją nuo įvairiausių virusinių ligų. Taip, pagreitina mokymasi tų ląstelių naivų ir taip stiprina kūdikio ir šeimos apsaugą. Taigi išvada. Vaiko imuninė sistema gimsta neapmokyta, bet specializuoti organai kaip užkrūčio liauka, limfmazgiai, blužnis, išoriniai veiksniai, priešpenis, vakcinos, aplinkos poveikis padeda tapti stipria ir pasiruošusią kovoti su ligomis. Pagrindiniai aspektai apie transfer molekulės ir jų perdavimą. Imunologiniai tyrimai rodo, kad būtent priešpinėje, tuose pirmuose lašuose yra visa sukaupta atmintis apie mamos, močiutės, promočiutės sukauptas ligas ir mokėjimą su jomis kovotis. Priešpinė yra biologinės medžiagos, tai vat būtent imunoglobulinai IgA ir transfer faktorių molekulės. Ir priešpinė transfer faktorių koncentracija maksimali per pirmasias minutes ir išsilaiko iki 48 valandų po vaiko gimimo. Vadinasi, nuo pirmų pasirodžiusių lašų 2 paras mama maksimaliai turi duoti kūdikiui tai, kas išsiskiria iš jos krūties. Vėliau, kaip mokslo tyrimai rodo, pieno sudėtyje taip pat yra transfer faktorių molekulė, tačiau jos mažėja su kiekviena diena ir keičiasi pieno sudėtis.
taip, mažėja riebalų, nes pirmieji lašai turi apie 70% riebalų ir visas šitas imuninės ląsteles ir molekulės, o vėliau didėja baltymų ir mažėja riebalų. Taigi tai yra pirmapradė kūdikio apsauga ir priešpenis ir kadangi transfer faktor molekulės taip pat yra pagamintos iš priešpenio stuburinio, o visų priešpenės stuburinių turi tas pačias transfer molekulės, todėl mes galim padėti kūdikiui ir mamai suformuoti tinkamą kūdikio imuninę sistemą. Iš mamos gautos transfer molekulės būtent gali padėti kovoti su pačiomis infekcijomis, kurios buvo jau visos šeimos praeityje. Tačiau mes, kaip žinom, iki 80 metų, 1980 metų, nuo 20 metų buvo uždrausta duoti vaikams ir tik 3 parą atneždavo kūdikį ir priglausdavo prie mamos, nes laikė, kad tai nekokybiškas pienas. Ir štai ta karta negavo visos informacinės sistemos. Taigi šie peptidai gali stimuliuoti kūdikio imuninę sistemą, kol jo imunitetas išsivysto, o jis išsivysto viso brendimo laikotarpiu, kol susiformuoja tikras žmogutis. Be transfer faktorių molekulių priešpenis taip pat suteikia ir kitų mikroorganizmų, kurie stiprina žarnyno florą ir prisideda prie imuninio atsako. Ir tai ypatingai svarbu, kadangi kūdikio žindymas po gimimo dar nėra pilnai žarnynas po gimimo nėra pilnai kolonizuotas ir naudingais organizmais ir su tuo priešpeniu yra ir tam tikras gerųjų bakterijų kiekis. O jeigu mama dar vartoja, kaip sakiau, pre-pro iš For Life su transfer faktor molekulėmis, tai yra labai didžiulė pagalba tiek mamai, kad atsistatytų žarnynas, tiek kūdikiui. Tačiau mes žinom, kad ne visos mamos žindo kūdikį, taip, ir jeigu kūdikis yra nežindomas, taip, dėl įvairių priežasčių, dėl streso gali neišsiskirti, net ir priešpenis ir panašiai, arba nenorėti mama žindyti ir iš karto užspaudžia pieno latakus, kad nesigamintų pienas, įvairiai būna, tai vaikas tiesiog netenka, vaikui yra padaroma neatlygintina žala. Taigi, gera mityba, vakcinacija ir sąveika su aplinka, su mikroorganizmais kūdikiui padeda formuoti geresnį, stipresnį imunitetą. Tai gausime mažiau alergijų, respiratorinių ir žarnyno infekcijų. Taigi imuninės sistemos vystymasis tęsiasi maždaug iki 18 metų. Ir laikui bėgant kūdikis pradeda kurti jau savo imuninį atsaką ir įgauti savo įgytą imuninę atmintį, tai yra T, B atminties ląsteles ir sakysim, kuo daugiau jisai gauna tos patirties, tuo yra ateityje jo bus geriau veikianti imuninė sistema. Jeigu kūdikis maitinamas pieno mišiniais, papildai su transfer faktorių, būtini tiesiog, nes tai yra būdas stiprinti kūdikio imuninę sistemą, nes mes žinom, kad gali mama maitinti iki 3 mėnesio, iki 6 mėnesio, reta dabar mama maitina ten metus ir 2, tačiau Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja maitinti nors iki 6 mėnesių, kol dar yra ten imunoglobulinai ir transfer faktor molekulės. Taigi papildai gali padėti kūdikiui kovoti su patogenais ir ligomis, imuninė sistema gali vystytis, kaip sakiau, ilgokai, todėl šie papildai, kaip ir žindymas, labai suteikia daug naudos, taip, ir padeda palaikyti stiprią kūdikio imunologinę apsaugą. O mokyklinukai taip pat toliau vyksta imuniteto formavimas, imuninio atsako formavimasis ir sveiki vaikai yra džiaugsmas tėvam, kiekvienas vaikas, seneliai svajoja, kad jų vaikai, anūkai būtų sveiki, energingi, ir tik tai sveikas organizmas gali lengvai atsispirti virusam, bakterijom ir daug geriau veikia protas vaikų. Ir jeigu vaikai net ir profilaktinėmis dozėmis gaus transfer faktor molekulės, tai bus labai didžiulė nauda sveikatai ateityje. Kodėl? Todėl, kad tai pagreitins bet kokį atsistatymą po ligos,
tai vaikas mažiau gali tikimybę sirgti alerginėmis ligomis ir, aišku, apsauga nuo infekcijų ir kitokių virusinių bakterinių ligų. Na, o paaugliai tai vyksta hormoniniai pokyčiai organizmo, formuojasi testosteronas berniukams, estrogenai mergaitėms ir tai sąlygoja lytinę brandą. Aišku, augimo hormonas veikia kaulų augimą, raumenų vystymąsi. Kartais mes matome, kad per vieną vasarą ištįsta vaikai, ypatingai berniukai. Taip, na ir aišku, kortizolis gali labai padidėti paauglystėje dėl emocinių, fizinių pokyčių. Insulinas ir leptinas, kuris reguliuoja apetitą ir energijos balansą. Tai va tokie dėl hormoninio aktyvumo ir jo disbalanso paaugliams taip pat labai reikalingas hormoninis palaikymas ir tai vėl gali prisidėti faktor molekulės, todėl kad vat, būtent lytinių hormonų vystymuisi, tai yra vat, aktyviam spermatozoidų formavimuisi arba, sakysim, mergaitėms kiaušidžių, bet ypatingai kai menstruacijom pradeda sirgti, taip pat labai labai svarbu. Aišku, atsiranda fiziniai, psichologiniai pokyčiai, taip, kūno pokyčiai, odos pokyčiai ir dėl hormonų kiekio svyravimų paaugliai patiria nuotaikos svyravimus, padidėjusi jautrumą stresui, nerimą, depresiją ir tai gali paveikti jų kasdieninį gyvenimą. Taigi imuninės sistemos brendimas vėlgi atsiliepia ir mūsų imuniniams ląstelėms. Tai limfocitai, kurie atpažįsta ir naikina infekcijas, pradeda tapti veiklesni, bet gali trūkti gebėjimo greitai reaguoti į kai kurias naujas infekcijas, jeigu trūksta transfer faktorių, jeigu trūksta tai, kas paskatins tuos limfocitus. B limfocitai, kurie gamina antikūnus, taip pat stiprėja, tačiau gali taip pat jam prireikti papildomos pagalbos, kad organizmas susidorotų su naujais patogenais. Juos turi suaktyvinti citokinai, o citokinams informaciją turi perduoti transfer faktoriai. Taigi dėl hormonų pokyčių ir stipraus psichinio bei emocinio streso imuninė sistema dažnai tampa neefektyvi. Ir tai padidina jautrumą infekcijos, peršalimai, gripai, alergijos ir panašiai. Taigi paaugliai, ypač tie, kurie turi genetinį polinkį, tai yra tėvai perdavė ne kažkokį jiems genų rinkinį, taip, nes patys nebuvo tobulai sveiki, gali patirti daugiau alerginių reakcijų, sezoninės alergijas, netgi sirgti astmą ir, aišku, vidaus organų silpnesnė būklė gali būti. Kaip transfer faktoriai gali padėti paaugliams? Tai yra, jiems gali padėti kovoti su infekcijoms ir užtikrinti tinkamą imuninį atsaką, sumažinti alerginių reakcijų stiprumą, mažindami jautrumą alergenams, padėti geriau tvarkyti su hormoniniais pokyčiais sukeltų stresų, suteikdami balansą. Ir toliau paaugliai, kurie patiria ypatingai greitus augimo ir vystymosi pokyčius, tikrai turi silpnesnį atsistatymą po ligos, nes tiesiog nespėja vystytis vidus su jų išorė. Ir transfer faktorių gali padėti pagerinti atsigavimą po ligos, traumos, ypatingai sportuojantiems paaugliams, todėl kad, sakysim, raumenų pažeidimai, kaulų pažeidimai, tai dažnai yra lūžiai įvairiausi, taip gali padėti greičiau atgauti energiją, atsistatyti audiniams. Į pabaigą. Nuo minties apie kūdikį iki sveiko žmogaus. Nuo pirmų sekundžių kūdikio imuninė sistema dar tik formuojasi, todėl transfer faktorių molekulės perduodamos per motinos priešpenį ar su papildais yra gyvybiškai svarbios apsaugai nuo infekcijų ir sukuria stiprų imuninės atminties pagrindą. Augant ir stiprėjant, vaikystė ir paauglystė organizmas susiduria su nuolatiniais virusais, bakterijomis, aplinkos alergenais, stresu, hormoniniais pokyčiais, todėl transfer faktorių papildai gali padėti palaikyti stiprų imunitetą, mažinti ligų dažnumą ir skatinti greitesnį organizmo atsistatymą. Protingų tėvų yra sėkmingi vaikai. Tai yra, jeigu tėvai supras, kad duodami
ne tik tai transfer faktor molekulės, bet rūpindamėsi mitybą, judėjimu, psichologinę aplinką, tėvai tokie sukurs teisingą galimybę užaugti stipriam vaikui, turint gerą sveikatą ir sėkmingą sukurti vaikui gyvenimą. Ir šiuo atveju transfer faktorių yra neįkainuojama informacinė imuninės sistemos bazė, perduodanti patikrintas žinias iš kartos į kartą ir padedanti vaikui užaugti stipriu, energingu bei pasirengusiu ateities iššūkiams. Išvada. Nuo kūdikystės iki brandos transfer faktor yra raktas į stiprią imuninę sistemą, teisingai veikiančią ir visavertį gyvenimo pagrindą. Taigi, toliau Raselė papasakos, ką gert, kiek gert, kaip gert, o aš jums dėkoju už dėmesį.